Tai labas rytas. Mes šiek tiek laukiam, bet tuo pačiu ne per ilgai norim jau laukti. Norim stengtis vis artinti tą pradėjimo laiką originaliam. Tai jo, galimai dar kažkas prisijungs. Tai laiminam jų kelionės čia pakeliui. Jo, ir pradėsim maldą. Ačiū tau, Viešpatie Dieve, kad surenki mus, kad galim ateit, šlovint tave, kaip ką tik girdėjom giesmėj, sakyt, koks tu šventas, dėkot tau už tai. Semtis stiprybės iš tavęs, Viešpatie Dieve. Ramybės, visko, ko mums trūksta, kur mes esam silpni, mes galim semtis iš tavęs, Viešpatie Dieve. Ir padėk mums taip gyventi, padėk kasdien eit artyn tavęs, kasdien ieško tavo veido, gilintis į tavo žodį, kuris yra gyvas, kalbantis mums nuolat. Būt pripildintiems, pamaitintiems dvasiškai ir taip pat meldžiam Viešpatie šiandien, kad mes galėtume tave nuoširdžiai šlovinti, atiduoti tau visą garbę, visą šlovę, palikti visas savo problemas tavo rankose, patikėti tavo atsakomybei. Pripildyk mus, Dieve, duok mums šiandien išminties, kai girdėsim tavo žodį, liudijimus, kai tu kalbėsi per maldą. Viešpatie Dieve, pripildyk mus, ateik susitikti su mumis, Dieve. Padėk mums tai pajausti. Tegul tavo šventoji dvasia veikia mūsų tarpe, taip kaip tu esi numatęs šiandien. Taip kaip tu matai mūsų širdis, ko mums reikia, ko mums trūksta, kur mums reikia daugiau tavęs, Dieve. Šventoji dvasia ateik. Jeigu Viešpats nebūtų už mus, jeigu Viešpats nebūtų stovėjęs už mus, jeigu Viešpats nebūtų už mus, jeigu Viešpats nebūtų kovojęs už mus, potvynis būtų mus nunešęs, vandenis būtų mus užlieję, šėlstantis srovė būtų mus paskandinus. Jeigu Viešpats nebūtų už mus, jeigu Viešpats nebūtų stovėjęs už mus, jeigu Viešpats nebūtų už mus, jeigu Viešpats nebūtų kovojęs už mus, potvynis būtų mus nunešęs, vandenis būtų mus užlieję, šėlstantis srovė būtų mus paskandinus. Potvynis būtų mus nunešęs, vandenis būtų mus užlieję, šėlstantis srovė būtų mus paskandinus.
kaip paukščiai laisvę. Viešpats nebūtų už mus, jeigu viešpats nebūtų stovėjęs už mus, jeigu viešpats nebūtų už mus, jeigu viešpats nebūtų kovojęs už mus. Auksas nei sidabras, nei joks turtas manęs neišplėš iš tavosios širdies. Ir šioj žemėj visoj nieks manęs nepatrauks nuo tavęs.
aukštesnis sidabras, nei absurdas manęs, neišplėš iš tavosios širdies. Ir šioj žemėj visoj nieks manęs nepatrauks nuo tavęs. Jėzau, nieks nepakeis man malonės apstinčios. Tavo veido ieškosiu dabar ir visados. Dabar save aš pavedu tau, lenkiuosi prieš didybę tavo viešpatie. Tikrai žinau, radau ko man reik, mėlyjam žinau, mėlyjam žinau. Troškimus malšinu ir puikybę veju, kad pašlovinčiau dvasią tiesos. Nesvajonių visų, o garbės aš siekiu, o tavęs. Troškimus malšinu ir puikybę veju, kad pašlovinčiau dvasią tiesos. Nesvajonių visų, o garbės aš siekiu, o tavęs. Jėzau, nieks nepakeis man malonės gelbstinčios. Tavo veido ieškosiu dabar ir visados. Jėzau, Jėzau, nieks nepakeis man malonės gelbstinčios. Tavo veido ieškosiu dabar ir visados. Dabar save aš pavedu tau, lenkiuosi prieš didybę tavo viešpatie. Tik tai žinau, radau ko man reik, mėlyjam žinau, mėlyjam žinau. Dabar save aš pavedu tau, lenkiuosi prieš didybę tavo viešpatie. Tik tai žinau, radau ko man reik, mėlyjam žinau, mėlyjam žinau. Mėlyjam žinau, mėlyjam žinau, mėlyjam Jėzau, nieks nepakeis man malonės gelbstinčios. Tavo veido ieškosiu dabar ir visados. Jėzau, Jėzau.
Aukščiau karalių, aukščiau valdžių, aukščiau visatos ir kūrinių visų, virš išminties ir žmogiškų kelių. Čia buvai prieš sutveriant laikus, virš karalysčių visų jėgų, aukščiau stebuklų ir paslapčių visų, virš brangenybių turtų žemės šios, kaip didybė tavo mums suvok. Kryžiumi išaukštintas esi, gimei, kad mirt, vienatvėje esanti lyg gėlė, žemė sutrypta sava mirtim, iškėlė ji mane. Aukščiau karalių, aukščiau valdžių, aukščiau visatos ir kūrinių visų, virš išminties ir žmogiškų kelių. Čia buvai prieš sutveriant laikus, virš karalysčių visų jėgų, aukščiau stebuklų ir paslapčių visų, virš brangenybių turtų žemės šios, kaip didybė tavo mums suvok. Kryžiumi išaukštintas esi, gimei, kad mirt, vienatvėje esanti lyg gėlė, žemė sutrypta sava mirtim, iškėlė ji mane. Kryžiumi išaukštintas esi, gimei, kad mirt, vienatvėje esanti lyg gėlė, žemė sutrypta sava mirtim, iškėlė ji mane. Lyg gėlė, žemė sutrypta sava mirtim, iškėlė ji mane. Tikrai Viešpatie dėkojame tau, kad tu atėjai į šią žemę, kad turėjai misiją nuo pat pradžios išgelbėti mus, išgelbėti pasaulį, išvaduoti nuo nuodėmės, nuo mirties pančių, Viešpatie. Tu atėjai ir padarei savo darbą tobulai, niekas nesugebėtų prilygti tam, ką tu padarei, kaip tu padarei, Viešpatie. Niekas nesugebėtų ištverti visko taip, kaip tu ištvėrei, Dieve, dėl mūsų, iš tos didelės meilės, besąlygiškos meilės. Tu mūsų neišdavei, tu mūsų nepalikai, Dieve. Tu atidavei save. Ir mes už tai tau dėkingi kasdien, Viešpatie, mes už tai galime eiti laisviai,
per šį pasaulį, nešdami šviesą, kurią tu atnešiai mus, apsigyvenai mumise, Viešpatie Dieve. Sutaikiai mūsų tėvu ir vis dar sutaikai kasdien, kai mes nusidedam, nueinam ne tais keliais. Viešpatie Dieve, tu mus vis dar gelbėjai ir trauki iš tamsos į šviesą, trauki iš nuodėmės į gyvenimą, į tiesą. Dėkojam tau, Viešpatie Dieve, dėkojam už kiekvieną čia esantį. Kiekvienas mes nešam istoriją, kaip tu mus, Dieve, pravedei, kaip tu mus pasikvietei į savo šeimą. Kiekvienas nešam tą liudijimą, tiek savo širdį, tiek rodydami savo gyvenimu. Padėk mums dar stipriau šviesti, dar stipriau atspindėti tave šiam pasauliu, tavo veidą žmonėms, kurie tavęs nepažįsta, Viešpatie Dieve. Ir aš tikiu, kad tu kiekvienai bažnyčiai taip pat davei savo misiją, savo pašaukimą, kaip tam kiekvienam kūno dalies nariui, tu davei kažkokią funkciją, Viešpatie. Taip tikiu, kad tu kiekvienai bažnyčiai davei ir tų stiprybių, tų gražių dalykų, kuriais galime dalintis su kitais ir tikinčiais ir netikinčiais, stiprinti tą tavo kūną visą. Davei tuos įrankius, kartais ginklus, kaip kovoti šitam pasauliu su blogiu, kaip nešti tą šviesą, kaip būti ta druska. Ir aš dėkoju tau, Dieve, dėkoju už tai, ką tu davei mūsų bažnyčiai. Dėkoju už tas mūsų stiprybės. Sustiprink mus ir tose mūsų silpnybėse. Padėk mums mokytis iš brolių, sesių, iš kitų bažnyčių, bendruomenių, ką jie turi gero, ką mes galėtume iš jų pasimokyti. Taip pat tai, ką mes turim gero, padėk mums nesilaikyti savo patiem tiesiog paslėpus, o irgi dalintis. Didink tą vienybę, Viešpatie, tarp mūsų. Nes aš tikiu, kad tikrai mes galim daug daugiau nuveikti kartu, nei susiskaldę. Ir Viešpatie, tu esi tas, kuris mus visus jungi. Tu esi mūsų galva, Dieve. Tu esi mūsų gyvenimo Viešpats. Ir padėk būti mums jautriems tavo šventai dvasiai, kai jinai mus ragina kažką daryti ar nedaryti. Kalbėk mums, Viešpatie, kalbėk mums aiškiai, kad mes girdėtume tavo balsą, kad atpažintume tavo balsą tarp visų kitų balsų, kurie aplinkui mus. Ir teisingi, ir neteisingi. Dieve, padėk atsirinkti, padėk būti išminty. Vienyk mus kaip šeima, kaip bažnyčios šeima. Augink tą tarpusavio meilę, supratimą, pajautimą. Ačiū tau, Viešpatie Dieve, už viską. Už tai, kad iškėlei mus per savo mirtį. Eiti ir gyventi, kaip tu sakei, šlovės į šlovę.
nepakeis tavęs. Mums niekas nepakeis tavęs. Nei giesmės, nei teisingi žodžiai, nei dideli darbai, nei žmonės neatsistos daugiau į tavo vietą, priklausančią vietą. Jėzau, niekas nepakeis tavęs. Mums niekas nepakeis tavęs. Nei giesmės, nei teisingi žodžiai, nei dideli darbai, nei žmonės neatsistos daugiau į tavo vietą, priklausančią vietą. Viskas, ko mums reikia, tu viskas, ko mums reikia, tu ir tavo meilė. Viskas, ko
Viešpatie, padėk, kad mums taip ir būtų, kad tu būtum viskas, ko mums reikia, kad tu pagautum mūsų žvilgsnius, kai mes žiūrim kažkur ne ten, kai mes sufokusuojam savo gyvenimą, savo tikslus kažkur kitur, ne pirmiausiai į tave. Dieve, laimink mus ir dabar, kai girdėsim žodį, Viešpatie. Tu būk tas balsas, kurį mes girdėsim per Jurgitą, kai jinai dalinsis, Viešpatie Dieve. Laimink ją, kalbėk per ją. Uždėk jos širdį, kad jos širdis uždegtų mūsų širdis. Ta žinia, kad tu įdėjai ją šiandieną. Laiminam, Viešpatie, vaikus taip pat. Būk su jais. Mokyk juos apie save. Padėk jiems patirti irgi tavo stebuklus, tavo prisilietimus. Nesvarbu, ar tai būtų sekmadienį bažnyčioje, ar tai būtų tiesiog paprasta diena, einant, darant kažką. Padėk jiems pajausti taip pat, kad tu esi šalia jų, kad tu kiekvieną iš jų matai, kad tau kiekvienas iš jų rūpi, nes tu juos sukūrei, Viešpatie, tu geriausiai juos pažįsti. Padėk jiems niekada nesijausti vieniems, nesuprastiems, padėk jiems žiūrėti ir suprasti, kad jie gali kreiptis į tave, Dieve, į savo dangišką tėvą, į tą draugą, kuris visada išklauso, į tą patarėją, guodėją, gydytoją ir fizinių, ir dvasinių ligų, ir visokių kitokių. Viešpatie Dieve, mes laiminam juos, kalbėk per mokytojus visus, laimink Astą, Viešpatie, kai jinai šiandien bus su vaikais, ką jinai dalinsis, padėk jai irgi teisingai išsireikšti, taip išversk jos kalbą, vaikų kalbą, kad jie suprastų, kokią svarbę žinią šiandien turi jiems perduoti iš savęs. Laiminam ją ir laiminam vaikus ir mus visus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai taip, kviečiam Jurgitą. Man atrodo, kaip ir visi žinom ją, bet galim dar trumpai paminėti. Kornelijos mama mūsų ir Raseinių evangelinės bažnyčios pastorė. Ir dabar mūsų pastorius yra pas juos svečiuose, o Jurgita yra pas mus svečiuose. Tokie irgi mainai bažnytinių Dievo žmonių žinia, kad dalintumėmės ir ne tik tarp savęs rūktume, o iš tikrųjų plėtotume draugystę, tą vienybę, ką ir meldėmės maldoj. Tai laiminam ir evangelinę bažnyčią dabar, kur jie vyksta susirinkimas, irgi laiminam mūsų pastorių. Ir jo, sveika Jurgita. Ačiū tau, kad esi čia. Taigi sveiki dar kartelį, kiekvieną truputį priliečiau, pačiupinėjau, pasilabinau, ko nepačiupinėjau, dar po tos bus galimybė. Iš tikrųjų, kaip vakarė sakė, mums reikia pamatyti, ką mes galim vieni kitiem duoti. Viešpats įdėjęs dovanas įvairias, pašaukimus. Ir čia pas jūs visada atvažiavus pasijunti kaip dideliai šeimoje. Ir mes surišti tais saitais, ypatingai mūsų bažnyčios šeimininiais saitais. Va,
kad nepamirščiau, palikta Mozės pirštinė buvo mūsų mašina. Gali pasiimti, nes paskui pamiršiu vėl. Ir saitai buvom susitikę ir prisikėlęs koncerte, nuostabus renginys, nuostabus šlovinimo vakaras ir broliai seserys skirtingų bažnyčių. Ta vienybė, jinai tokia, kažkas tokio būna. Bet jinai iš kur kyla? Iš paties Kristaus, iš jo dvasios kyla. Jisai mumis suvienyje. Nes mes tokie skirtingi, kad šiaip gyvenime, tai nežinau, ar kaip nors būtumėm susimatę, susitikę, bet kai esam broliai seserys, to paties tėvo vaikai, tai labai gera susimatyti ir dalintis tuo, ką Viešpats yra įdėjęs. Ir paskutinė giesmė mane tai užtvirtino, ką ir planavau dalintis, kad mes iš tikrųjų tvirtinam, giesmėse išpažįstam, ar ne, kad jisai yra viskas, ko mums reikia. Bet kartais ateina tam tikri momentai gyvenime pasirinkimų ir žiūrėk, kad mes pasirenkame, ne taip, kaip Viešpats kviečia mus pasirinkti. Ir mes matom ir tokių variantų, kada žmonės atsitraukia iš viso, ėjo šalia kurį laiką ir žiūrėk, jų nebėra. Nors prieš tai giedojom tas pačias giesmes ir taip tvirtai skambėjo, kad tu esi viskas, ko man reikia. Ir paskui žiūri, kad tas žmogus nebegyvena su Dievu. Mes nematom jo tikinčiųjų tarpe. Kas nutiko? Kas atsitinka? Ir klausimas, ar su manim to negali atsitikti? Kaip man gyventi, kaip man daryti pasirinkimus, kad neištiktų tokia bėda, kad vieną dieną tu suprasi, kad yra svarbesnių reikalų, yra svarbesnių dalykų, negu ateiti į bažnyčią. Iš pradžių į bažnyčią, visiems kitiems sakai, aš gyvenu su Dievu, su manim viskas gerai, aš tik neatėjau į bažnyčią vieną sekmadienį, antrą, trečią, pusę metų. Ir sutinki tą patį žmogų ir jisai sako, su manim viskas gerai. Aš tikiu Dievu, aš klausausi, gal ten kokį pamokslą vieną kitą. Ir paskui žiūri, kad gyvenimas nebeliudija Kristaus. Tai ar taip gali atsitikti? Ar jisai apskritai tada tikėjo? Gal jis iš viso nebuvo susitikęs su Dievu, ne? Tokių gali kilti klausimų. Bet čia mes galim žmogiškai belenko prisigalvoti. Ir kadangi mes linkę teisti, tokia yra nuodėmė. Ir ne veltui raštas perspėja, neteiskite, nes ir jūs būsite teisiami. Mes norim išvadas pasidaryti. Tai geriausia yra pasižiūrėti, ką raštas sako. Ne? Tai mes šiandien pačiupinėsim tokį gerą gabalą Jono Evangelijos. Galim atsiversti Jono Evangelijos 6 skyrių. Jis yra ilgas. Mes jo viso gal neskaitysim, nes iš tiesų jisai turi 71 eilutę. Tai pakankamai ilgas tekstas, bet kad susigaudyti, apie ką eina kalba, aš trumpai nupasakosiu, o kas esat gerai įsiskaitę į Šventą raštą ir Jono Evangeliją, tai jūs suprasit, kokiuose įvykiuose mes dabar pabuvosim. Ir Jono Evangelijos 6 skyrius, jisai kalba apie duonos padauginimą, kada Jėzus su mokiniais, čia paminima, kad artėja žydų šventė Pascha, dar ne ta, per kurią Jėzus nukryžiuojamas, kita, nes Jėzus tarnavo 3 metus. Ir
pamatęs, kokia didelė minė susirinko, Jėzus paklausė Pilypo, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Ir mes žinom, kad visai Jėzus neketino pasiųsti pirkti duonos, jis jau žinojo, ką darys. Ir jisai įvyksta pirmas stebuklas iš 7 Jono Evangelijoje paminėtų tikrų tokių stebuklų, kur mes neturim fizinio paaiškinimo, kaip tai galėjo atsitikti. Todėl vadinam stebuklu. Ir tas stebuklas yra toks, kad Jėzus padaugina 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis, kurias turėjo berniukas, ir pamaitina 5000 vyrų. Tai reiškia dar daugiau žmonių, nes ir vaikai, ir moteris buvo ten pat. Ir surinko likučių daugybę pintinių. Taigi toks stebuklas. Ir po to stebuklo mokiniams sako, irkitės į kitą krantą. Ir jie nusiyrė. Ir čia įvyksta antrasis stebuklas, kada Jėzus ateina vandeniu. Mokiniai pamato, galvoja, kad čia šmėkla vaikšto, ežeras bangavo. Ir jie pamato Jėzų einantį vandeniu, 19 eilutėje. Išsigando. Ir Jėzus jiems tarė, tai aš, nebijokite. Jie norėjo jį paimti į valtį, bet staiga kažkaip visas vaizdas pasikeičia ir jie atsiduria šalia kranto. Taigi pirmą stebuklą mes matom daroma visiems žmonėms, kurie buvo aplinkui. Visus paliečia, visi pasivalgo tos duonos, pasimaitina. Bet antrasis stebuklas yra skirtas labai artimam ratui. Tamsoji, naktis, uždara erdvė, jeigu galvojant apie valtį, suspausti, niekur nepabėgsi. Pamato Jėzų ir tai buvo apsireiškimas, parodymas savo dieviškumo pačiam artimiausiam ratui. Mes turim didelį ratą, kurie prisivalgo duonos, ir turim mažytį ratą, kuriam Jėzus apsireiškia kaip viešpats. Ir tai buvo toks pastiprinimas jų tikėjimo. Nes paskui kas vyksta, mes matom skyriaus pabaigoje didelį atsitraukimą, didelį atkritį. Dauguma iš tų žmonių, kurie valgė duonos, dauguma mokinių palieka Jėzų. Ir tas palikimas, atsitraukimas nuo Jėzaus įvyksta dėl to, ką Jėzus kalba. Ir to, ką Jėzus pasako, negali pakelt. Sako, kieti tavo žodžiai, kas gali jų klausyti. Dabar klausimas mums, ar mes esam kada nors išgirdę iš Dievo žodžius, kurie mums pasirodė. Tu nori, kad aš taip elgčiausi? Tu nori, kad aš kažką tai galbūt paaukočiau, kažką palikčiau. Kaip tas turtingas jaunuolis, kuris atėjo prie Jėzaus paklausti, ką turiu daryti, gerasis mokytojau, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą. Ir Jėzus įvardino jo problemą. Taip kaip mes, kaip sakiau, mes giedam, išpažįstam, tu esi svarbiausias, man visą, ką reikia. Ir Jėzus kažkaip atsluoksniuoja tavo sielą, tavo mintis, prieina ir sako, argi, palik tą, nes tai yra svarbiau tavo gyvenime negu aš, kaip tam jaunuoliui. Parduok visą turtą, išdalink vargšams, tada grįžk, sek mane. Kas atsitiko? Jaunuolis nuliūdo ir atsitraukė. Ką išgirdo iš Jėzaus žmonės, kad
6 skyriaus pabaigoje, 60 eilutėje pasakė, kieti šie žodžiai, kas gali jų klausyti. Ogi jis pasakė, kad jis yra gyvybę teikianti duona iš dangaus. Jie patys pradėjo tą kalbą apie duoną. Na, kaip pradėjo. Jėzaus pradžia buvo, jis padaugino duoną su mintim, kad tai ir ženklas apie duoną iš dangaus. Tada tie, kurie susigaudo Senajame testamente, sako, Mozė davė mums manos iš dangaus. Duok ir tu mums. Ir Jėzus sako, ne Mozė davė, ne kažkas duoda gerus dalykus jums. Visa, kas ateina, geri dalykai, kurie jumis išlaiko, jie ateina iš Dievo, jie ateina iš dangaus. Jūs prasilenkėt. Kartais mes sakom, tas žmogus man gerą padarė. Taip, ačiū jam, jis tikrai pakluso dvasios vedimui, jį Viešpats panaudojo. Bet iš esmės, jeigu eiti giliau, tai Viešpats tavimi pasirūpino. Ir Jėzus čia sako, ne Mozė davė, Dievas iš dangaus davė tos duonos. Ir tada 33 eilutė Jėzus sako, nes Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Jėzus visą laiką kalbėdamas kalba apie save. Jis kalba apie tą duoną, kuri iš tiesų teikia kiekvienam žmogui gyvybę. Ne šiaip paprastą žemišką gyvybę, bet tas, kas yra svarbiau, amžiną gyvybę. Ir tada, žiūrėkit, žmonės sako, Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jie vis dar mąsto žemiškom kategorijom. Net ir prieš tai, prieš prasidedant kalbai apie duoną, iš kur ta kalba prasidėjo, kad paklausė, Jėzau, kaip tu atsiradai kitoje ežero pusėje. Ir Jėzus neatsako tiesiai į jų klausimą, kaip jis ten atsirado. Jis sako, jūs sekat mane, sekiojat mane. Ne, kaip čia dar atsiverskim tiksliai, kad tekstas mums kalbėtų. 26 eilutė. Jo, sako, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos liksotės. Ir tada Jėzus sako, darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Ir tada iškilo klausimas jiems, ką mums reikia daryti. Ką daryti, kad vykdytumėm tos Dievo darbus išliekančius amžinajam gyvenimui. Ir Jėzus sako, Dievo darbas tikėti tą, kurį jis siuntė. Vat nuo ko prasideda ta esminė kalba, kurios nebepakėlė. Nes ką mes žmogiškai linkę daryti? Vat mes ir linkę daryti. Kažką daryti, kad nusipelnytumėm. Turim būtinai kažką padaryti, kad nusipelnyčiau. Jėzus sako, didžiausias darbas yra tikėti mane. Tas tikėti mane nėra toks tikiu. Sako, ir demonai tiki. Demonai. Tai ką, jie tada irgi į amžiną gyvenimą eina? Apie kokį tikėjimą tada Jėzus kalba? Ir tada tam, kad dar labiau paaiškinti, mes žinom, Jėzus kalba metaforom, palyginimais. Vienoj vietoj mokiniai nebeištvėrė, kai Jėzus kalbėjo apie sėjėją, apie sėklą ir tas 4 dirvas. Mokiniai sako, kodėl tu kalbi palyginimais? Negali kalbėti aiškiai. Čia irgi yra mintis, kodėl Jėzus kalba palyginimais. Jis ten atsakė. Galim atsiversti tą vietą, kur jisai atsako, kodėl jis kalba palyginimais. Ir mes norėtumėm, Dieve, kodėl tu taip neaiškiai kalbi?
pasakytum tiesiai šviesiai ir viskas būtų aišku. Kam tie išvedžiojimai? Ir Mato Evangelijoje jis buvo užklaustas apie tos palyginimus. 13 skyriuje, 10 eilutė. Prie mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimai. Jiems. Bet jie irgi nesuprato. Bet, galvoju, jiem aiškins ir mes išgirsim. Ir Jėzaus atsakymas, truputį peršoksiu, jūs galėsit namuose pasigilinti, nes esmė atsakymo yra gilintis. Nebūti paviršutiniškiems, o gilintis. Aš paskaitysiu 15 eilutę iš Jėzaus atsakymo. Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Šitų žmonių širdys aptuko. Ką jie padarė? Užmerkė akis. Ar kažkas jiems užmerkė akis? Jie užmerkė akis, kad nepamatytų, kad neišgirstų. Ne veltui dar Senajam testamente Dievas perspėja, pranašas perspėja, kai išgirsite Dievo balsą, neužkietinkite širdžių. Patarlėse yra viena tokia, sakyčiau, gana aiškiai įvardinta, kas įvyksta, kaip tai įvyksta, kad žmonių širdis užtunka, ausys nebegirdi, akys nebemato, širdis užkietėja. Ir patarlių 1 skyriui, kai išmintis šaukia gatvėje, išmintis, ir mes žinom, kad tai šventoji dvasia kalba, tai yra Dievas kalba, išmintis tai yra Dievas. Nuo 24 eilutės galim paskaityti tokį liūdną vaizdą. Kadangi aš šaukiau, o jūs nepaklausėte. Ištiesiau jums ranką, bet niekas nekreipė dėmesio. Jūs paniekinote mano patarimus ir nepaisėte mano įspėjimų. Tai ir aš juoksiuos, kai jūs žlugsite, tyčiuosiuos, kai jūs apims baimė. Kai siaubas užklups kaip audra ir pražūtis kaip viesulas, kai ateis sielvartas ir vargas. Nėra klaustuko arba abejonės, jei ateis. Kai ateis, jis ateis. Be jokios abejonės. Vargas ir sielvartas ateis. Tada, kai jau vargas ir sielvartas ateis ir žmonės bus prispausti, prieš tai jie nesiklausė. Dievas įspėja. Dėl to sako 10 Dievo įsakymų, jie niekur nedingo. Jėzus atėjo juos išpildyti. Tai yra Dievo charakterio, tai Dievo esatis 10 Dievo įsakymų, galima tai pasakyti. Žmogiškai suprantama kalba. Jie niekur nedingo. Toks mūsų viešpats yra, kuris sako, mylėk savo viešpatį visom jėgom ir savo artimą kaip save patį. Tai apibendrintas įstatymas. Taip sako ir darykit, taip gyvenkit. Bet niekas nekreipia dėmesio. Ai, biški savo pagyvensiu. Ai, biški pavoksiu. Ai, biški tą. Ai, biški tą. Biški. Ir sako, jūs
paniekinote mano patarimus, nepaisėte mano įspėjimų. Viešpats kalba iš meilės ir iš rūpesčio žmonėm. O žmogus jam nepamato, kas vis tik tais yra svarbiausia. Ir jisai pasirenka pagal savo supratimą. Bet kai vargas ištinka, 28 eilutė, tada jie šauksis manęs, bet aš neatsiliepsiu. Jie ieškos manęs, bet neras. Kodėl? Nes jie nekentė pažinimo ir nepasirinko viešpaties baimės. Nes prieš tai jie užkietino širdį. Nes prieš tai jie nepaisė Dievo žodžių. Ir širdis užkietėja. Ir tai vyksta su žmonėm ne iš karto. Tai atsitinka po truputį, darant kompromisus, tolstant nuo mylimojo. Kodėl palyginimas yra žmonių santykio su Dievu, kaip mylimosios su mylimuoju? Todėl, kad tai geriausiai matomas, kaip tas santykis veikia. Kad Jėzus yra sužadėtinis, paukojęs save už nuotaką, atidavęs save. Tokia meilė, kokios mes visi žemėje ieškom, kuriam filmus, romantinės knygas rašom, ilgimės tokios meilės, kur mylimasis savo gyvybę atiduoda, visą save paukoja dėl mylimosios. Ir mes tai turim. Jėzus yra toks. Ir mūsų santykis kaip tos nuotakos, kuri myli, kito nemato, klauso, įsiklauso, derinasi ta pirmųjų metų šeima, kur meilė trykšta per kraštus. Kas paskui atsitinka? Įskaudinimai, tolimas viens nuo kito, atšalimas. Ir taip mes matom skyrybas, atsitraukimą viens nuo kito. Ir tai neįvyko per vieną dieną. Tai vyksta po truputį. Tai tas pats santykis su Dievu ir bažnyčia. Mylimasis jisai šaukia, kaip ta išmintis gatvėse. Klausykite, ateikite. Ir Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Taip pamilo. Tai mes kartais tą meilę iš Dievo kažkaip keistai suprantam. Tokia kažkokia, mes sumaišom tą teisingą jį Dievą, kuris jis ir išlieka, kuris baudžia, mes matom Senajame testamente didžiulės bausmės žmonėm, teismus. Ir mes žiūrim į Dievą su tokia baime, kada gausiu per makaulę, ne taip pasielgiau. Bet Jėzus ateina ir parodo, kad aš atėjau jūsų apvalyti. Jis apsijuosia rankšluostį ir plauna kojas. Jis atleidžia paleistuviai, kurią žmonės pagatavi užmėtyti jau pagal tą Seno testamento teisingo Dievo vaizdą. Ką tu darysi, ką pasakysi Jėzau, ką dabar su ją daryti? O Jėzus mato visus, sako, kas be nuodėmės. Meskit akmenį. Nieks nemetė. Tai kur bėda, mes visi nusidėjom ir mums reikia Dievo, kuris nuplauna, mes pjaunam jam į veidą, mes jį kalam prie kryžiaus, o jisai plauna kojas. Jis sako, Tėve atleisk, jie nežino, ką daro. Bet kaip sužinoti? Kaip man nekalt vėl Jėzaus prie kryžiaus? Kaip man būti tuo, kuris nepasipiktina juo dėl kietų žodžių, nesuprastų žodžių? Ne tiek kieti, kiek nesuprasti. Ir ne tiek kieti žodžiai, kiek mano širdis kietai, kurią atsimuša tie žodžiai. Ir aš jų negaliu priimti. Ir tada sakau, ką čia pasakoji, neisiu aš daugiau čia su jais. Eisiu savo keliais. Dar patarlėse pabaikim, nes paskutinė eilutė jinai irgi parodo kitą pusę.
Reiškia, jie šauksis manęs, bet aš neatsiliepsiu. Jie ieškos manęs, bet neras. Nes jie nekentė pažinimo ir nepasirinko viešpaties baimės. Jie nepriėmė mano patarimų ir paniekino mano barimą. Todėl jie valgys savo kelių vaisių. Ne kažką kitą, bet savo kelių vaisių. Pasisotins savo sumanimais. Ir čia romiečiams turbūt laiškas iškyla, kur kai žmonės pažįsta Dievą, nes jis pažįstamas net iš gamtos, bet negarbina jo kaip Dievo, tada viešpats juos atiduoda jų pačių sugėdimui, elgtis pagal jų supratimą. Ne pagal kažką kitą. Tiesiog nepriimate mano žodžių, elkitės pagal tai, kaip jums atrodo. Ir kai žmonės pradeda elgtis taip, kaip jiems atrodo, mes galim sakyti, mes matom, kur ritasi pasaulis. Bet jeigu 33 eilutė sako, kas manęs klauso, gyvens saugiai, bus ramus ir nebijos pikto. Kas manęs klauso. Taigi, tas, kuris klauso, tam viešpats ir atveria. Ir skirtumas, Mato Evangelijoje, tarp tų, kurie supranta paslaptis ir tų, kurie nesupranta paslapčių. Tie, kurie nesupranta, bet klausia, Jėzus paaiškina. Tie, kurie nesupranta ir sako, nesuprantu kiti tavo žodžiai, tie atsitraukia. Taigi, norint suprasti jo žodžius, mums reikia jo klausti. Mums reikia su juo likti. Morta ir Marija. Morta laksto, dirba ir piktinasi. Sakyk Marijai, kad man padėtų. Kiek aš čia viena galiu tasytis, šlovinimui ruoštis, stalus renk, dar kažką, vaikų tarnavimas. Nusiplūkiau, pasakyk viešpatie, pasakyk, va tas būtų geras tarnautojas, pasakyk jam, kad jisai tarnautų. Ir sak, Morta. Tai kur tavo širdis tada? Ar tik tais kaip mikrofoną pastatyti, ar dar kaip gerai vaikų programą paruošti. Ar klausytis manęs ir tuos žodžius kažkam perduoti. Savo elgesiu, savo požiūriu, savo žvilgsniu į kitą. Nes taip mes esam keičiami tik tai būdami prie Jėzaus kojų. Tai reiškia, leisdami su juo laiką. Asmeniškai. Štai koks yra skirtumas tarp tos minios, kurie visi valgė duoną. Ir tarp tų, kurie valtyje pamatė Jėzų vandeniu ateinant. Pas tuos Jėzus ateina ir apsireiškia. Asmeniškai. Sako, stoviu ir beldžiu. Bet jis beldžia kiekvienas duris. Jis paukoja save už kiekvieną žmogų. Stoviu ir beldžiu. Čia Apreiškimo knygoje parašyta. Kas man jas atidarys, pas tą užeisiu ir vakarieniausiu. Ir dabar grįžkime į šeimos vaizdą. Jaunikis ir jaunoji. Jaunikis beldžia, jaunoji atidaro. Užeina ir vakarieniauja. Ir mes jau suprantam, kad ta vakarienė, jinai yra ne tai, ką valgo, bet tai, kuom jie dalinasi. Tas bendravimas. Ir giesmių giesmėj, kai aprašyta, kai mylimasis atėjo ir beldė į mylimosios duris. Mylimoji nespėjo atidaryti. Bet sako, kai priėjau, nuo rankenos varvėjo mira. Tiek daug meilės, su tiek lūkesčio mylimasis ateina prie mūsų durų pabelst. Ir va čia dabar jau yra mano žingsnis, štai ką aš turiu padaryti. Ar aš atidarysiu, ar aš tikiu, kad tas, kuris nori ateiti ir bendrauti su manim, atneša gyvenimo duoną. Ir Jėzus toliau, kai mes skaitom Jono Evangelijoje, jisai eina gilyn,
apie tai, kad jis yra gyvenimo duona. Jisai sako, mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Ir kad valgykite mane. Ir tas, kas valgys, turės amžiną gyvenimą. Tai ta vakarienė, apie kurią Viešpats kalba, jinai yra maitintis Viešpačiu, o teisingiau, kas yra Jėzus. Jono Evangelija pradeda pasakojimą. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Ir tas žodis tapo kūnu, vaikščiojo tarp mūsų. Taigi, ką mes turim valgyti, ką Jėzus sako, valgykite mane. Žodį, kuris yra dvasia ir gyvenimas. 63 eilutė. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Ir va šitoj vietoj kai kurie iš jų netiki. 66 eilutė, nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Nesuprato, savaip suprato, nesąmonė šneka, valgyt, gert kraują. Čia, žinot, panašu kaip į tuos pasakojimus apie žydus Lietuvoje, kad į macus reikia būtinai vaikų kraujo įdėti, kažkokių tokių prigalvotų baisių istorijų. Kartais žmogaus protas jisai nupiešia pagal, kaip sako, pagal sugedimą. Labai keistas istorijas. Ir vietoj to, kad eiti, klausti, išsiaiškinti, padaro savo išvadas ir atsitraukia. Taip kaip šeimoje. Pradedam įsivaizduoti apie savo mylimąjį, kad kažko pasakė ir už to pasakymo mes pripiešiam. Vietoj to, kad stop, išsiaiškinam. Dabar turėsim vakarienę. Vakarienę, kurioje iš dūšios pasikalbėsim. O ką tie žodžiai reiškia, ką tu norėjai pasakyti? Ir dažniausiai, ne taip suprantam vienas kitą. Ne taip suprantam Viešpatį. Ir mums reikia paaiškinimų. Todėl tas artimas ryšys, artimas bendravimas ir santykis yra gyvybiškai svarbus, nes vieną dieną gresia atsitraukimas. Jeigu aš nesupratau vieną kartą, iš tos bendros bandos jausmo einu, jeigu visi kelia rankas, tai ir aš keliu rankas, visai nesuprantu, o viduje gal ten raižo vidurius, nenoriu net. Būkime nuoširdūs, taip kaip šeimoje, būkime nuoširdūs. Jeigu mes pametam nuoširdumą, atvirumą, mes tada pradedam kurti religiją. O Jėzus to nenori. Ir jisai labai atviru tekstu prieina prie savo artimiausių mokinių, paklausė 12:67 eilutė. Jis nebijo sunkių klausimų. Gal ir jūs norit pasitraukti? Nes jeigu norit, tai mes neturim ką čia veikti. Jėzus nelaiko nei vieno per prievartą. Bet jis yra toks nuostabus. Jo meilė tokia, kokios mes visi trokštam, ieškom ir atrandam jame. Ir žinot, Simono Petro atsakyme yra didelė pagalba mum. Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome,
kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Mes įtikėjome ir pažinome. Mato Evangelijoje 16:16 kai Jėzus paklausė, kuo žmonės laiko mane, tuo, anuo, trečiu, ketvirtu, ir tada sako, o ko jūs mane laikote? Toks geras klausimas, bendraujant vieniems su kitu, kom tu mane laikai? Kas aš tau? Šeimoje tas irgi labai gera užduoti tokį klausimą. Kas aš tau? Indaplovė? Vaikų motina? Ar mylimasis iš širdies, iš širdį mylimoji? Kas mes vienas kitam? Ir Jėzus klausė, ko jūs mane laikote? Gerai ten, ką kiti kalba, tai jų reikalas, bet tu, ką tu manai? Koks buvo Petro atsakymas? Tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus sako, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia. Tas supratimas ateina iš dvasios. Tėvas, sako, esantis dangui tai apreiškia. Šitą dalyką mes suvokiam tik apreiškimu. Kai Evangelija skelbiama ir mes ją atpažįstam, tai įvyksta apreiškimu. Mes patys nesuprantam. Žmogus nei vienas nebus patrauktas dėl to, kad aš gražiai pakalbėjau. Apaštalas Paulius sako, kai aš pas jūs atėjau pas korintiečius, aš nieko daugiau nežinojau, nieko neskelbiau daugiau, tik į Jėzų ir tą nukryžiuotą. Ir kas atpažįsta tą Dievo grožį, išgelbėjimo žinę šitoj Evangelijoje, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė ir mes esame išgelbėti per tikėjimą. Tai tėvas apreiškia. Ir va čia tas apreiškimas šitoj vietoj labai svarbus yra. Labai svarbus. Jeigu tu vieną kartą atpažinai, laikyk įsikibęs. Laikyk įsikibęs to apreiškimo. Nes jisai neateina pamąsčius filosofiškai. Ne žodžiais apreiškiama. Tai yra vidinis žinojimas, kuris ateina iš tėvo, iš pašaukimo. Ir tada, kaip ir Simonas Petras pasako, mes įtikėjome, pirma eina įtikėjimas. Nieko nesuprantam, bet mus patraukia prie Kristaus. Vieni verkia, kiti neverkia, kiti per laiką įsisąmonina. Bet kas vyksta toliau? Pažinimas. Įtikėjome ir pažinome, kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Todėl skaityti raštą, valgyti jį kaip duoną yra mirties ir gyvenimo klausimas. Kad vieną dieną išgirdę savo asmeniškai kažkokius sunkesnius žodžius, mes neatsitrauktumėm, bet atsakytumėm kaip Petras, viešpatie, kur man eiti? Tu turi gyvenimo žodžius, aš žinau, tu turi gyvenimo žodžius. Kur mums eiti? Ką be pasakytum? Ir tada atsiminkim tą patarlių pirmą skyrių, kad kai jis kalba, klausykimės, tada turėsim ramybę. Nes jeigu nepaklausome, mūsų širdis kietėja. Ir mes galime atsidurti tada tokioj irgi pilkojoj zonoj, kur net kai vargas prispaus ir jau žinau kelią, šaukiuosi, bet kažkaip jau to nuoširdumo nebėra. Tik vienas yra skirtumas nuo Senojo testamento ir Naujojo, kad Jėzus visada laukia. Ir sako, ateikite, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu.
nėra net leidžiamos nuodėmės, nebent prieš šventąją dvasią, kada yra sąmoningas išsižadėjimas. Bet mes, manau, visi toj Petro pozicijoje esam, mes žinom, kur yra gyvenimo žodžiai. Kur mums Viešpatie eiti, tu turi gyvenimo žodžius. Ir Hebrajams laiške Dešimtame skyriuje nuo 35 eilutės skaitom tokį paraginimą. Laiško autorius žydus, jiems prieš tai priminęs tikėjimo didvyrius, kurie išlaikė tikėjimą. Ir dabar tiems, kurie tiki Kristumi ir yra išgelbėti, sulaukia to rezultato Seno testamento tikinčiųjų, sako, tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė ir ateis tas, kuris turi ateiti ir neužtruks. Bet teisusis gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nesigerės. Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad siela būtų išgelbėta. Taigi tam, kad neatsitraukt, reikia ištvermės. Ištvermės įvykdyti Dievo valią. Ištvermės išklausyti iki galo. Likt prie jo kojų. Daryti kartais, Viešpats ragina kažką daryti, tu iki galo nesupranti, bet po 10, 20, 30, 50 gal metų sakysi, kaip gerai, kad aš tavęs tada paklausiau. Ir kaip toj patarlių knygoj turiu ramybę dėl to, kad ką pasirinkau. Klausyti tavęs. Tai toks šiandien mano palinkėjimas mums matyti tą santykį su Kristumi kaip mylimojo ir mylimosios. Jeigu meilė atšalo, kaip Apreiškimo knygoj, pasidarėm drungni, kuriuos norisi išspjauti. Arba turi kaltinimą, sako, vienintelį, viską tu, sako, darai gerai, bet turi vieną prieš tave. Pamiršai pirmąją meilę. O Viešpats jisai toks, jis visada karštas, jis visada duodantis, mylintis ir laukiantis. Tai jeigu mes kada nors turėjom potyrį tikros meilės, santykio, tai padauginkim iš begalybės, panardinkim amžinybei ir turėsim Dievo meilės nuojautą, kaip galim būti mylimi, kaip esam mylimi. Ir tada toksai su pasitikėjimu galiu ateiti pas tave, su pasitikėjimu galiu priimti tavo pabarimą, nes jisai iš meilės. Ir tu žinai mano kelią, mano kelionę, ko man labiausiai reikia. Tai toks raginimas atrasti tą mylimojo santykį. Jeigu jo niekada nebuvo užmegzti, ieškoti, įsileisti jį, prašyti, klausti. Kodėl Viešpatie aš to neturiu, noriu to.
Ir jis tikrai apsireikš. Beldžiančiam atidaro, klausiančiam atsako. Ir iš tikrųjų suprantam, kad gyvenimas paslėptas jame. Kai samarietė su juo kalbasi, irgi kalbėjo palyginimais, bet jinai liko su juo kalbėtis. Ir jų pokalbis apie gyvojo vandens sroves baigėsi tuo, kad jinai nulėkė visam kaimui skelbti. Jinai atpažino Mesiją. Nikodemas. Jam taip pat pasakė, tau reikės gimti iš naujo. Nesuprato, vyriškis senas, kaip man iš naujo į motinos įsčias. Jėzus jau ten, nesupranti, juokingai. Bet jie sėdi toliau ir kalbasi. Ir išsiaiškina. Mes matom, kad Jėzus nepalieka, nepaaiškinęs. Jeigu kažkam kyla klausimas, jisai lieka. Taigi su mumis jisai atviras, kiek mes atsiveriam. Paprašykim Viešpaties, kad to artumo patirtumėm daugiau. Viešpatie, dėkojame tau, kad tu esi gyvas, savo dvasia esi mūsų tarpe. Kiekviename iš mūsų tu veiki, tu žinai Viešpatie, per ką kiekvienas einame. Ir tu labiausiai ilgiesi to artimo santykio, to bendravimo. Beldai į kiekvieno širdies duris ir tu nori vakarieniauti, būti su mumis. Viešpatie, padėk mums kiekvienam išskirti tą dėmesio laiką, brangų laiką, kada visas dėmesys tik į tave, ne į duoną, ne į žemiškus reikalus. Nes kūnas nieko negali duoti. Tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įvesk mus, Viešpatie, mokyk, kaip artimai bendrauti su tavim, vienas su kitu, šeimose, su savo partneriais, su savo vaikais. Viso to mes mokomės iš tavęs. Tegul mūsų širdis lieka atviros, laukiančios, įsiklausančios, priimančios, geros dirvos, kurios kantrybę duoda vaisių. Ačiū tau, Viešpatie, už tavo paaiškinimus. Ačiū tau. Amen.